Taip, sveiki, sveiki prisijungę žiūrintys. Šiandienos susitikimas yra serijos susitikimų dalis, kuri yra skirta žmonėm, kurie arba keliauja link perdegimo, arba jau yra, iš jo išėję, bet vis tiek ieško būdų, kaip sau padėti, kaip atgal negrįžti, kaip vėlgi daugiau tų jėgų susikaupti, jų turėti, ir gyventi tą tokį gyvybingesnį galbūt gyvenimą. Ir šiandien aš turiu nuostabią pašnekovę, su kuria iš tikrųjų esu pažįstama jau ne vienerius metus. Dėl to taip labai jaučiu šilumą tokią, tokį draugiškumą ir smalsumą didelį, kur mūsų šiandien pokalbis nuves. Ir tai yra Danguolė. Danguolė yra geštalto psichoterapeutė. Būtent tose studijose pradžioje mes ir susipažinome. Ji jau yra ir supervizorė, tai reiškia, kad padeda specialistam irgi pastebėti, kaip jie dirba, ką galima daryti, kaip padėti žmonėm. Taip pat ji yra ir mindfulness trenerė ir žinau, kad praktikė labai didelė. Ta prasme, kad ne tik kalba apie tai, bet pati tuo irgi gyvena ir atsimenu, kaip dalinasi su mumis apie tai. Žodžiu, daug tikrai žino apie streso valdymą ir lygiai taip pat beje. Viena iš krypčių yra kognityvinė elgesio psichoterapija, kurioje irgi domisi ir irgi yra trenerė. Žodžiu, vėlgi, tai yra žmogus, kuris nėra tas siaurai matantis, ar ne, o kaip tik holistiškai, plačiai matantis pasaulį ir žmogų. Tai labas, Danguolė. Sveika, Ugnė, ir sveiki visi, kurie mane girdite. Man taip smagu buvo klausyti tavo pristatymo apie save ir nukeliavau į tuos 15-16 metų atgal, kai mes susipažinom ir iš tikrųjų tu man priminei, kaip aš 17 metais jau susipažinus su mindfulness praktikomis, kurios irgi turi didelį panašumą su geštalto terapijos viena iš dalių sudėtinių, tai yra budizmo praktikos. Kaip aš nuo to kaifavau ir visiems ūžiau į galvas, į ausis, kad tai yra labai efektyvu. Ir sukilo tokių labai fainų prisiminimo jausmų apie mūsų pažintį pirmiausia. Na, labai gera. Tai šiandien aš labai tikiuosi, kad ir bus, žinai, toks pasikalbėjimas, iš kurio iš tikrųjų iš tos šilumos, iš tos tokios pažinties, iš tokių praktikų, kurios abidvi žinom ir tyrinėjom, kažką naudingo dar galės išsinešti ir mūsų klausytojai ir žiūrovai. Tai, miela Danguolė, aš labai norėčiau, žinai, iš karto pradėti, kadangi mes truputį susirašinėjom su tavim, apie ką čia galima būtų pasikalbėti, ar ne, kas čia būtų naudinga. Ir tavo labai frazė man įstrigo, kad pats perdegimas, jisai nėra diagnozė, ar ne, o tai yra vidinė istorija. Ir tai labai man įdomu, ar ne, kaip tu girdi tą kliento pasakojime. Šiaip galima sakyti, kad perdegimas dabar jau yra diagnozė, ar ne, ir jinai turi kodą ir jinai yra pripažįstama. Aš remiuosi tuom, kad terapiniam procese, geštalto procese nedirbam su diagnozėm. Mums labiau rūpi pažiūrėti, kaip žmogus gyvena, kaip jisai jaučia save, jaučia kitus, kaip jis organizuoja savo gyvenimą, kad atsidūrė perdegime. Ir kiekvieno žmogaus istorija, vedanti link perdegimo ar jau į perdegimą, visada turi pradžią, kurioje tas žmogus ir dalyvavo, kuris pradėjo kurti savo istoriją, kuri atvedė. Nežinau, ar tęsti, ar tu užduosi kitą klausimą, kaip ta istorija kuriama. Vat labai įdomu, žinai, ir gal tu matai kažkokias tendencijas, ar ne, iš to, kad tu pasakei, nes žmogaus istorija atvedė iki ten, kuris dabar yra, ar ne? O gal tu žinai, arba gali pasidalinti, kokios istorijos tavo praktikoje dažniausiai
atveda iki to perdegimo? Istorijų pradžia, Ugnė, yra visiems aiški. Taip kaip ir Egziuperi dar sakė, visi mes kilę iš vaikystės. Ir ten giliai vaikystėje mes pradėjom kurti savo istoriją. Tai yra, jeigu aš gyvenu aplinkoje, kuri iš manęs reikalavo nebejausti, ką aš dabar jaučiu, daryti tai, kad būčiau gera arba geras, jeigu man draudė apskritai priimti tai, kas vyksta ir sako, nieko čia tokio. Tarkim, mane įžeidė darželyje mergaitė, išvadino kažkokiais žodžiais mano draugė, aš pareinu namo ir verkiu mamai, o jis sako, kokia nesąmonė, tu visai tokia nesi. Tai yra paneigę tai, ką aš dabar jaučiu ir man sako, kad yra kitaip. Ir tada aš pradedu suprasti, kad negalima jausti tai, kai jaučiu, kad aš turiu dabar vietoj to, kad žaisčiau, eiti pasaugoti sesutės, nes aš jau didelė, man jau taip reikia, aš jau turiu pareigą, mano vaikystė kaip ir pasibaigus, pažaisti kada nors, kai leisiu. Ir prasideda ta istorija tokiais labai nekaltais dalykais, ne dėl to, kad tėvai yra blogi. Tiesiog jie tuo metu turėjo tiek resursų, suvokė tiek, jautė tiek ir jie galėjo dalintis tik tuo, ką turėjo. Bet mes pradedam kurti savo istoriją. Ir tą istoriją aš vadinu tokia slapta sutartis su pasauliu. Aš nutariu tada, kad jeigu aš darysiu viską, nuspėsiu net ko nori, net manęs prašyti nereikia. Mane tada mylės, pagirs, sakys, gera danguolė, gera mergytė. Jeigu aš neverksiu, kai man skauda, sakys, šaunuolė, tu daug gyvenime pasieksi, tu nugalėsi, tu visada būsi pirma. Ir aš būsiu tokia, o tada tu mane mylėsi. Jeigu aš gyvenu labai nesaugioje aplinkoje, disfunkciniai galbūt šeimoje, aš suvokiu, kad aš turiu tapti niekuo, tada man neklius. Tėvai mūšis tarpusavį, bet negausiu aš per galvą. Ir tada aš tampu nematoma, aš sudarau kitą sutartį, aš pasirenku kitą vaidmenį, aš būsiu nematoma. Visiems labai gera, tyli, niekada per mane šnekėsiu. Užtat man bus saugu. Aš dar turiu sukontroliuotą aplinką, kur ateinu. Ar čia galiu saugiai jaustis? Ir va šitaip mes pradedam kurti savo istoriją, eidami toliau per gyvenimą. Ir kiekviena ta išmoktas vaidmuo veda į sunkumą. Į sunkumą jau užaugus nešti toliau tą išlikimo strategiją. Aš susitapatinu su tuo vaidmeniu ir mano gyvenime, jeigu niekas per daug neįvyksta, tai yra kažkoks sukrėtimas, kuris leistų man grįžti prie savosios esybės, prie savasties. Aš ir toliau tuo vaidmeniu einu ir negyvenu savo gyvenimą. Labai įdomiai pasakojai ir, žinai, aš galvoju, kad čia tikrai bus klausančių žmonių, kurie yra galvoję apie geštalto terapiją kaip pagalbą savo. Ir čia galbūt būtų labai įdomus geras momentas, žinai, gal tu gali truputį papasakoti, kai pas tave ateina, arba pas geštaltistą ateina, ar ne, žmogus. Na, jisai tyrinėja kartu, ten, pavyzdžiui, su tavim, ar ne, atranda, kad vaikystėje buvo taip, kaip tu pasakoji, save atpažįsta. Ir ką tada, pavyzdžiui, jūs darote terapiniam procese su tuo, kai atpažįsta tai, kas buvo va ten praeityje? Ką tada su tuo galima veikti ir daryti? Taip, geštalto terapijoje tikrai taip ir yra, mes neapsistojam labai ilgai vaikystėje ir mums jinai yra svarbi tik tai tiek, kiek dabar ir sakiau, iš kur tai atėjo, kad suvokčiau, ką čia ir dabar
darau su tuom, aš jau galiu daryti kažką. Bet jeigu žmogus yra terapijoje, tai tikėtina dar nedaro, jis tik nori kažką daryti. Tai mums ta praeitis, užtat aš ir nesureikšminu jos per daug, jinai svarbi tik, kad tai, kaip aš dabar gyvenu, nesu aš, kaip žmonės sako, tokia aš jau esu, toks mano likimas, tokia mano karma, toks mano charakteris. Aš net, aišku, negaliu nuneigti, kad žmogus turi charakterį, bet aš visada grąžinu į tai, kad jeigu tu būtum gimus kitoj šeimoj, tai tu būtum kitokia. Vadinasi, ta gimusi arba gimęs buvai formuotas toje aplinkoje ir nieko čia blogo nėra. Nereikia nieko kaltinti, gėdytis. Tiesiog, aš kartais sakau, galbūt čia tavo gyvenimo pamoka. Vienoj šeimoje gimęs gauna vieną pamoką, kitoj kitą. Nesureikšminkim to, bet pabandykim pasižiūrėti, kaip aš iš tikrųjų formavausi. Iš bejėgystės tuos scenarijus rašiau sutartį su pasauliu. Dabar aš užaugau. Gal atėjo laikas pažiūrėti, kaip aš dabar galiu kurti save per naują. Pasiimti, ką gero man tai davė. Ir mes atliekam tam tikrus eksperimentus. Tačiau jeigu labai yra neužbaigtos trauminės patirtis, mes iš tikrųjų šiek tiek dirbam. Tai yra uždarydami geštaltus, išsakydami tai, ko negalėjome išsakyti. Yra geštalto terapijoje tokie eksperimentai, kur sodinam ant kėdžių. Dabar jau žinau, kad ir kitos terapijos rūšis pasiskolino tai, nes tai yra labai efektyvus. Žmogus atsipalaiduoja per kūrybinius pratimus, praktikas, jisai gali daugiau būti atviras, nes tie vaidmenys uždarė mane, kad man ten neskaudėtų ir tą ryšį su savo, kaip mes geštalte sakom, ydu, su savo jausmais, pojūčiais, mes jo nebeturim. Tai terapijoje ar su perdegimu, ar dar su kažkokia kita rimta problema atėjęs žmogus, mes tikrai, jeigu jis ir sako diagnozę, mes su simptomais nedirbam, mes grąžinam žmogui čia ir dabar ir grąžinam, juk geštalto terapija yra apie kontaktą, apie ryšį su savimi ir kitais. Mes grąžinam ryšį su savimi per paprastas praktikas. Bet tu pasėdėk. Net ir tie, kurie žiūrite dabar, jūs galite patys savo užduoti klausimą, kaip aš dabar sėdžiu, kaip mano kūnas, kaip aš kvėpuoju. Ar aš jaučiu kvėpavimą, ar aš va taip pasėdžiu, nes man labai įdomu, arba va taip sėdžiu, nes man labai neįdomu. Tai yra, ką mano kūnas sako apie tai, kas mano viduje yra. Ir jeigu man sunku užčiuopti, kas yra viduje, aš galiu pamatyti, kaip mano kūnas būna su tuom, ko aš neužčiuopiu viduje. Ir mes didelį dėmesį skiriame, aišku, ypač pradžioj, tai yra kūnui, kol žmogus įpras pats pajausti savo kūną, kaip jisai sėdi, kaip kvėpuoja, tai jau yra ryšio su savimi atgavimas ir ypač perdegusiems žmonėms keliaujantiem į perdegimą. Ir žinai, aš noriu tik tokį akcentėlį, kadangi labai gera, man atrodo, vieta dabar yra tavęs paprašyti gal uždėti ar kažkaip pakomentuoti, būtent apie tą kontaktą, ar ne? Tai kaip pas tave ateina, pavyzdžiui, žmogus, nu arba pats žmogus gyvena savo gyvenimą, ar ne? Ir kas išduoda, kad žmogus yra nekontakte su savimi? Nu, kas yra tie signalai? Nes man atrodo, tu pradėjai pasakoti, ar ne? Tai gal galim truputėlį čia nais dar pagilinti. Pirmas signalas yra iš tikrųjų, ir kuo toliau, tuo labiau tvirtai tą sakau, tai yra žmogaus sugebėjimas kvėpuoti. Ir Ugnė, atsimenu pradžioj studijų metu, kai mūsų Brigita instituto vadovės išeina žmogus vesti pirmą kartą sesiją tarp kitų žmonių, dirbti terapeutų, nors pats dar studentas, tai aišku labai didelis jaudulys, įtampa, ir Brigita visada kvėpuok,
kvėpuok tam žmogui. Išgau, ką jinai čia šneka. O dabar žiūriu, kad jau kuo toliau, tuo labiau aišku man, jeigu žmogaus kvėpavimas sustabdytas, jeigu žmogus nesugeba įkvėpti, iškvėpti, jeigu kvėpavimas į kitos vietos ir jis tada labai greitai va taip pat visai taip šneka ir visai taip sako, arba jisai, aš visai neturiu energijos, jo duslus balsas, jisai tiesiog, ypač labai gilioj depresijoje žmogus, jis tyliai kažką sako ir apsiverkia, ar ne? Tai matai, kad žmogus jau nebėra kontakte su kvėpavimu, tai yra savo kvėpavimu nebegali palaikyti gyvybinių funkcijų pilnai. Jeigu taip galima būtų išsireikšti, nežinau, ar čia korektiškai tą pasakiau, bet aš tikrai grąžinu į kvėpavimą, į įsižeminimą. Nes kartais žmogus būna taip stipriai toli, kad jis net nesuvokia nuo savęs, kad jis net nesuvokia, kas yra kvėpavimas. Ir jeigu mes terapijoje mokomės, kartu atsisėdam ir kvėpavimas, aš matau, neveikia. Tai žmogus net nesuvokia. Jis tiek turi įtampų kūne, žandikaulyje, pečiai užspausti, arba sėdi nenormalia poza, sukaustyta, aš čia dabar negaliu parodyti, bet koja ant kojos, va taip kažkaip persikreipus, man net pradeda skaudėti visur ir sakau, ar tau patogu taip sėdėti? Žinoma, čia mano įprasta būsena. Ir aš suprantu, kad tas žmogus jau prie kvėpavimo negali dabar grįžti. Tada mes grįžtam prie paprasčiausių dalykų, kad sakau, tu sėdi ant fotelio. Ką tu jauti? Kokios kūno dalys tavo jaučia paviršius? Ar yra skirtumas, kad rankos padėtos ant atlošo? Ar jos kitaip jaučia užpakalis ant fotelio? Ar kitaip nei ranka padėta? Tavo koja dabar nukelk nuo kojos, atsiremk ir paspausk. Net rankomis gali paspaust, nieko nejaučiu kojose. Ar gali pajudinti pirštukus? Suriesti stipriai kojų pirštukus ir atpalaiduot. Ir pabūk ten, kur kojų pirštukai. Tai yra tokiais labai mažai žingsniukais mes gražinam gyvasti. Kad žmogus sako, o geras, niekada nepagalvojau, kad šitiek jėgos pirštukuose yra, kai suspaudžiau, tai net visas kūnas mano susispaudė. O galėtum, sakau, kad kūnas nesusispaudė, o tik pirštukai. Tai terapijoje vyksta tokie grįžimo į kūną tuo metu procesai priklausomai nuo to, kaip žmogui yra. Bet nuostabu, Danguolė, kai tu tai sakai, man atrodo, tai yra labai geras priminimas, ypatingai tiem žmonėm, kurie galvoja, žinai, kad kurie nerimauja ir bijo, kad va terapijoje ateisiu ir iš karto nersim ten į traumas, į katarsį, dar kažką, tai ir ne, baisu, iš tikrųjų, nėra taip paprasta, ar ne, tai padaryti ir tai gali gąsdinti. Ir tai, ką tu sakai, tai yra, va tokie mikro žingsniai, kurie daro be galo didelį poveikį ir pokytį apskritai žmogaus gyvenime, ar ne? Bet tai yra labai, labai, įveikiami dalykai, ar ne, nuo ko galima pradėti. Kvėpavimas, pajautimas, nuostabu. Nuostabu. Vos tik save apsikabink, suspausk. Kartais žmogus vien suspaudęs ir paskui švelniai paglostė savo ranką, atranda gyvybės tame, energijos kažkokios. Taip, labai gerai. Žiūrėk, aš dar labai norėčiau, kad tu mūsų klausytojai, žiūrovus supažindintum su, kaip čia, tik nežinau, nebeatsimenu, kaip tiksliai tarėsi, gingeris, džingeris. Gingerio. Tai labai norėčiau, kad tu su šiuo žmogum truputį, ne tik, kad su žmogum pačiu supažindintum, bet su jo pentagrama, nes ant jos gal galėsim irgi pastatyti keletą, arba ištransliuoti keletą žinučių, ar ne, per jį.
Visumoje tai dirbant kaip metodų, Seržas Gingeris tai prancūzų geštalto mokyklos įkūrėjas ir tas jo modelis irgi perimtas dabar labai daug ir truputį transformuotas, to, kad tai vien tik su juo galima dirbti ir perdegime, ir depresijoje, užsikabinti nuo to, pradėti dirbti, todėl kad tai yra labai paprastai suvokiama žmogui. Pats metodas, jisai skirtas tam, kad pajaustų žmogus balansą gyvenime. Labai paprastai ir aiškiai, kad jaustų pilnatvę. Tai yra, jeigu įsivaizduotume dabar penkiakampę žvaigždę, kuri čia turi 2 kojas, čia 2 sparnus ir čia 1 galvą. Tokia penkiakampė žvaigždė. Tai Seržas Gingeris sako, kad norint jausti pilnatvę, jaustis komfortiškai, oriai savo gyvenime, jausti vertę, prasmę, aš turiu 2 kojom remtis į žemę. Tai yra 2 svarbiausi taškai. Tai yra dvasinis lygmuo ir fizinis materialusis. Dvasinis tai nėra, kad aš einu į bažnyčią. Tai yra mano prasmė, kiek aš suvokiu prasmę. Tai yra mano vertybės, kurios padeda atrasti prasmę. Tai yra mano tikėjimas, kad aš leidžiu savo daryti klaidas ir netapti niekuo, ar ne. Aš tikiu savimi kaip asmenybė. Pasitikėjimas, kad man saugu yra ir su savimi, ir su kitais, net ir tame nesaugiame pasaulyje. Ir transcendentiniai dalykai, kas apskritai esu globalesnė prasme. Ir čia yra prasmė, vertybės, pasitikėjimas, tikėjimas. Iš čia gimsta labai didelė energija, dėl to ir sakom, tai yra 2 kojos. O kita koja tai yra mano sveikata, kaip aš miegu. Ar ne? Perdegimas, nerimas, tai kas sutrinka? Mityba, miegas. Ir tai yra, įdedam dar ir materialusis turtas. Tai yra, kaip aš moku rūpinti savo pagrindiniais dalykais, kad galėčiau gyventi. Tai yra mano namai, mano kiti dalykai, kurie man materialūs svarbus yra. Tada čia tie 2 kampai, 2 sparnai, tai yra, tikrai aš vadinu dažnai, kad tai yra 2 sparnai. Vienu sparnu emocinių ryšių apkabinam meilės ir ryšių pačius brangiausius žmonės, kuriuos mylim. O kitu sparnu apkabinu pasaulį. Tai yra socialinis lygmuo. Mano pomėgių draugai, mano hobiai, mano kaiminystė, mano savanorystė, mano kažkam galbūt pilietiškumas kažkoks. Tai yra mano socialinis lygmuo. Aš jau stoviu ant 2 kojų, aš 2 sparnais apsikabinu mylimus ir mylinčius mane žmonės, kitų sparnų gyvenime svarbius kitus man žmonės, ir yra galva, racionalusis, kognityvinis lygmuo. Ir idealiu atveju aš, jeigu paimčiau 100%, kiekvienam lygmeniui turėčiau skirti po 20%. Tai yra idealiu atveju, ir jeigu kažkas bando dabar pasitikrinti, kiek kažkur skiria ir pamato, kad taip nėra, tai iš karto sakau, tai ne bėda, tai neblogai. Tai yra šviesa tunelio pradžioje. Aš jau žinau, kuria kryptim judėti, ką galėsiu pildyti. Būna situacijų po labai didelių netekčių, trauminių išgyvenimų, kai natūralu atkrinta kai kurie lygmenys ir ten gali būti po 0%. Nes man dabar svarbiau yra dvasingumas, prasme kažkokia susirasti, galbūt kažkoks emocinis ryšys mylimų žmonių. Daugiau man visa kita, kol neišgėdėsiu, neturės prasmės. Net ir fizinis lygmuo, žinoma, nei karjera ten racionaliam, tikslai, planai neturi prasmės. Mamytė pagimdžiusi kūdikėlį, žinoma,
koks jai skirtumas, tas prasmė, dvasingumas, kuo aš tikiu ir kuo netikiu, kuo aš esu ir kuo nesu. Man svarbiausia sveikatytė mano ir to leliuko. Ir kad užtektų meilės ryšio atlaikyti didelį nuovargį, tai fizinis lygmuo ir emocinis tas meilės ryšys pats didžiausias, nei man tie draugai dabar svarbus, nei tie pomėgiai. Turim žinot, kad negalim tos pentagramos taikyti kaip kažkokios panacėjos visais gyvenimo etapais. Bet pasitikrint, kur aš dabar esu, iš tikrųjų verta, nes būtent tie 5 lygmenys, jeigu aš jiems skiriu dėmesį, aš visada jausiu, pati savo jausiuosi vertinga, mano gyvenimas bus prasmingas ir aš tikrai neperdegsiu ir nenusivarysiu į depresijas. Labai daug, tarp kitko, klientų lėtinėse depresijose, perdegime, būtent užsipildė tą nuoširdžiai Seržo Gingerio pentagramą, jie pamato, kad dvasingume yra 0. Socialiniuose ryšiuose, jeigu perfekcionistai, tai dar padeda 10%, nes su tai žmonėm privalau pagal statusą bendrauti, sako. Meilės ryšį labai ilgai masto, nes čia yra dar ir emocijos, ką aš jaučiu, kaip aš tą meilės ryšį ne tik imu, bet ir gražinu, kaip aš jį puoselėju, irgi būna labai mažai. Praktiškai 80% perdegę žmonės gyvena va šitoj galvoj. Ir tas atradimas jiems po truputį leidžia suvokti, kad ne su manim kažkas blogo atsitiko, o kad aš sukūriau tokią gyvenimo istoriją ir nusisukau nuo labai svarbių dalykų, į kuriuos grįždama po truputį aš galiu grąžinti kūnui gyvastingumą, susigrąžinti emocijas per tai, ką jaučiu, pojūčius. Žmonės pasirenka tada savanorystę, kad kažkokią prasmę pradėtų jausti. Pradedam, kur tu nors kur jauti energijos, nuo ko norėtum pradėti. Sako, mane labai jaudina, kai beglobiai šuniukai yra, kai juos skriaudžia. Tu jau, kur tu galėtum pasirūpinti šuniukais, nes tavo vyras neleidžia ten turėti tų gyvūnų ir taip toliau. Ir natūraliai žmogus randa, kad aš galiu eiti savanoriauti. Ir jau suvirpa jo širdelė ir jau atsiranda kažkas, dėl ko verta gyventi. Tu, Danguolė, labai, man atrodo, svarbu lygmenį čia palietei. Aš ir pati praktikoje matau, kad kai ateina su perdegimu, labai dažnai ten būna ir depresija šalia, galėsim irgi dar apie ją pakalbėti. Bet apie prasmę, kad žmogus sako, aš esu pametęs prasmę, aš nebematau, nebesuprantu. Ir tai, ką tu duodi, Gingerio pentagrama, jinai yra tokia kaip žingsniai gali būti, ar ne, kurie padeda link tos prasmės judėti, susikurti, atrasti, nežinau, čia visi žodžiai turbūt tinkami yra. Jo čia kaip schema, ką žmogus gali net ir, pavyzdžiui, jeigu į terapiją, neturi resursų, ar ne, eiti, ir taip gali būti. Gali būti, kad panagrinėti ją šiek tiek ir tai yra už ko kabintis gali visai. Tikrai labai labai rekomenduočiau visiems, jinai gali keliais būdais, 20%, kas labiau mėgsta visokius grafiškumus, galima nusipiešti tą žvaigždę linijas tokias ir jeigu imtum 5 skaičių, tai kiekvieną nubrūkšniuoti dimensiją, kiekvieną lygmenį, jeigu čia yra brūkšniukas, čia 2, pavyzdžiui, pas mane dvasingume, fiziniam, materialiajam 5, emociniam 1, čia 4, galim po 5, kaip kam labiau patinka, ir tada nusipiešti kitą žvaigždę ir pamatyti, kokiųgi sparnų mano žvaigždė neturi, arba ant kokio vieno sparno joju per pasaulį. Tai yra labai labai saviugdai, saviterapijai geras būdas pamatyti save,
pamatyti save ir dėl tos prasmės, tai aš tai vis tik sakyčiau, kad jos sukurti negali, jos išmastyti negali, aš visada prie prasmės paieškų grįžtu per tai, ką, vat, kaip sakiau, kur nors kiek tave kažkas jaudina gyvenime, bet tų mano vaidmenų, su kuriais aš keliauju, bet tų strategijų išlikimo, kurios mane atvedė į krizinės situacijas, kas mane dar jaudina gyvenime, dėl ko galėčiau apsiverkti arba nusijuokti kažkada. Tai yra, kur grįžta gyvybė. Ir va ten jau tada galima žiūrėti, kas galėtų, va, po truputį prasmės suteikimas nebūtinai būti misionierių Afrikoje ar dar kažkokių kokių dalykų prisigalvot, o kaip tik iš to, kas mane jaudina ten, su kuo aš esu nutraukusi kontaktą jau labai seniai. Ir Danguolė, vat, prie to kontakto nutraukimo, ar ne, vat, nerkim truputėlį link depresijos temos, nes visą laiką vienokio ar kitokio kampų ar nebūna perdegimo tematikoje. Tai jeigu žiūrint per geštalto prizmę, ir kaip ar ne geštaltas žiūri į perdegimą ir depresiją, į sąsajas, į pačią depresiją, ką su tuo daryti. Gal gali truputį paplėsti tai? Nu, taip kaip tu ir sakai, depresija ir perdegimas yra labai šalia. Labai šalia. Ir jeigu perdegimo pradžioje aš net pažįstu, kad tai yra perdegimas, aš vis tiek, jeigu nors kiek būčiau jautresnė savo kūną, aš pajausčiau ir depresijos simptomus. Tai yra, kai aš vadinu, tokia pradžioje būna depresinės nuotaikos. Toks be priežasties, liūdesys, bet jis kurį laiką pabūna ir praeina. Tai yra apatija tokia jau, toks nieko nebenorėjimas, toks o ką man čia. Ir tas vidinė melaginga asmenybė mano, ta kaukė mano sako, susijimk, varyk, padaryk, ieškok motyvacijos. Su perdegimu neateina arba ateina labai mažai, sakydami, kad man perdegimas. Ateina, man motivacijos trūksta, aš nebegaliu susijimti, kas čia mano gyvenime vyksta, aš negaliu pakęsti tos būsenos, aš noriu vėl va taip varyti kaip reaktyvinis lėktuvas ir tada aš gerai jaučiuosi. Tai yra, mes nepastebim tų pirmų būsenų. Tai simptomai, jeigu apie simptomus jau šiek jie yra panašus. Ir perdegimo pradžia ir depresijos simptomai yra panašus, lėtinis nuovargis, bet jie būna kaip ir danties skausmas. Jisai nebūna iš karto visą dantį skauda, padilkčioja ir vėl užmiršti. Nes sakai, paskalausiu su kažkuo ir neisiu, neturiu laiko pas tą odontologą, kol vieną dieną nubundi su ištinusiu žandikauliu. Ir supranti, kad gyvenimas sustojo ir laiko jau eiti pas odontologą atsirado ir skausmas didelis. Taip ir čia niekas vis staigiai nepasidaro. Ir depresija, ir perdegimas tai nėra tas pats. Ir abiem atvejais, jeigu jaučiu, kad arba tas yra, iš tikrųjų vertėtų jau čia neužsiimti savigydą ir tikrai keliauti pas jums priimtiną specialistą. Ar psichiatrą, ar psichoterapeutą, ar psichologą, bent keliom sesijom pasitikrinti, kaip jis tai mato, būdamas kontakte su jumis, kai jūs šnekat apie tai, kas jums yra. Neleiskit įsiskaudėti tam dančiui. Tiesiog iš karto nueikit ir pažiūrėkit, kad kažkas vyksta ir tai bus labai didelis sprendimas. Skirtumas didžiausias yra, kad perdegimas yra, aš vis tik noriu gyventi. Aš noriu būti tuo reaktyviniu lėktuvu, kokiu ir buvau. Noriu varyti. Man bloga, kai aš nebeturiu, bet vienintelio, man atrodo, dalyko gyvenime trūksta. Man daugiau nieko netrūksta. Noriu, kad būtų kaip buvo. Nes aš moku būti pasaulyje, svarbių ir reikšmingų,
tik tai būdamas, tik tokiu būdu aš turiu teisę būti pasaulyje. Perdegimo žmonėm taip skamba. Tai aš noriu grįžti ten, nes aš kitaip neturiu teisės gyventi. Nes aš kitaip nemoku gyventi. Kitaip aš neturiu teisės gyventi. Mano išlikimo strategija, apie kurią aš nežinau ir negalvoju, man sako, tu kitaip neturi teisės gyventi. Tu tik tokiu būdu gali būti šitame pasaulyje. Tai jis nori susigrąžinti tą būdą būti. O depresijoje žmogus nebenori gyventi. Jam jau yra per skauda gyventi iš esmės. Ir ten yra daug sunkesnių dalykų, jeigu perdegimą, sakom, bent jau fiksuotas jis yra atsirado kaip terminas dėl to, kad siejama su darbu, tai depresija nebūti, gali iš viso būti nefiksuota. Žmogus gali visą gyvenimą turėti pinigų, nedirbti ir tiesiog susirgti depresiją. Kas yra tas pats abiem? Tai yra nusisukimas nuo savojo aš. Aš nejaučiu savęs savo gyvenime. Mano gyvenimas neturi gyvybės. Ir tai yra tas pats. Tai yra, aš tiesiog gyvenu, kažką darau ir o kur aš esu tame gyvenime, kodėl aš nieko nejaučiu. Kažkas yra gero, kažkas blogo, nei mane per daug džiugina, nei mane liūdina, tiesiog kažkas vyksta ir tas atotrūkis nuo savęs ir per ilgas gyvenimas su kažkokiais vaidmenimis susitapatinus, jisai veda ir į vieną, ir į kitą. Jeigu darbiniam kontekste šnekėtume, taip, į perdegimą, bet po perdegimo ateina ir depresija, visos kitos sritys pasidaro nebeįdomios, nes aš jom nebeturiu laiko, ryšiam nebeturiu laiko, meiliai nebeturiu laiko, kokie čia vaikai, kokia čia karjera, kokie čia vaikai, kokia čia meilė, man reikia karjerą daryti dabar. Ir tas nebegirdėjimas nei savo vidinių impulsų, nei instinktų, nei savo norų, nei savo poreikių, nebemokėjimas, nebeturėjimas ribų su savimi pačiu, tai yra išsitrina riba su savim. Aš prarandu save savo gyvenime, nes nėra ribos, nes jeigu aš nejaučiu savo poreikio čia ir dabar, nejaučiu, ką jaučiu čia ir dabar, tai kokia čia riba gali būti? Aš tada, kai pavargstu, sakau, varyk, daryk, padarysi, pailsėsi. Tai aš tokiais būdais nutrinu tą ribą, nes jinai nebeturi ko saugoti. Nes čia su mano, ką aš dabar jaučiu, gimsta ir mano poreikis, o ko aš noriu toj situacijoje. Tai šitaip dingsta ir riba su poreikiu. Nes aš jo net pažįstu. Tai ką kita riba turi? Riba visada kažką saugo. Saugo mano poreikį. Jeigu aš net pažįstu savo poreikio, tai ta riba nieko ir nesaugo, jos nebėra. Ir užtat, kai visi mėgstamos tokios frazės saviugdoj, 10 žingsnių, kaip pasakyti ne, kaip sustiprinti savivertę, tu gali išmokti. Bet santykėje su kitu pasakyti ne. Ir ką tada terapijų sako žmonės? Kad viduje aš jaučiuosi nieko vertas. Kaltė didžiulė. Gėda, kad tai pasielgiau. Jis išgyvena labai daug sunkių išgyvenimų, nes jis neturi viduj resursų sakyti išoriai ne. Pirmiau išmok sakyti ne ir nusistatyti savo ribą, o tada jau keliauti į išorę. O tą nusistatyti galiu, kai aš pradedu vėlgi mažai žingsnelis jaust, ko aš dabar, kaip aš dabar jaučiuosi, ko aš dabar noriu.
Ką aš dabar renkuosi daryti? Jeigu man dabar šalta, noriu tualetą valgyti ir gerti tuo pačiu metu, o sau sakau, va dabar dar biškį padirbėsiu valandėlę, o tada nueisiu ir į tualetą, tada atsigersiu, tada šilčiau apsirengsiu. Tai ką aš darau? Aš neleidžiu. Aš sakau agresyviai, kad tu dabar to nedarysi. Ko tu dabar nori? Mano galva, sukurtas mano idealus aš, koks turi būti, kad atitiktų mano ir kitų žmonių lūkestį, jisai man neleidžia daryti, ko aš dabar noriu. Tai aš tada turiu išmokti sakyti tam susikurtam aš, ne. Dabar aš nueisiu į tualetą, dabar aš atsigersiu, tada aš šiltai apsirengsiu, tada pažiūrėsiu, pakelsiu akis pro langą į dangų ir pažiūrėsiu, kaip šiandien debesis plaukia, o tada grįšiu dirbti. Ir tada, kai aš jau išmoku brėžti ribą tarp savęs tikro ir netikro, aš galiu brėžti ribą ir su kitais ir gerai jaustis. Girdžiu, Danguolė. Žiūrėk, norėsiu dar labai grįžti prie vaidmenų, bet prieš tai dar turiu tau tokį klausimą. Tu bet labai gražiai pasakai, kad būtų gerai išsirinkti terapeutą, nu, ypatingai, kai yra depresija, tai tikrai jau neklausimas, ar ne, nereikia specialisto šalia. Ir aš tokį turiu asmeninį tau klausimą. Bet kai tu eini, pavyzdžiui, į savo terapiją ir renkiesi savo terapeutus, kaip tu išsirenki tos žmonės, su kuriais darbuotis? Nes aš žinau, kad tai yra vienas nelengviausių būdų, ne tai kad būdų, bet nelengviausias uždavinys, ar ne, sako, gerai, aš žinau, kad man reikia pagalbos, o kaip man tą pagalbą išsirinkti? Kaip tu renkiesi žmonės, su kuriais terapinėsi? Ir terapinuosi, ir jeigu reikia intervizijų apie terapeutų supervizantų sesijas aptarti, tai aš iš tikrųjų nenoriu, tik tai dabar labai nenoriu, kad tai būtų pavyzdys, kad taip reikia visiems daryti. Aš čia tik tai dalinuosi, kaip aš darau, nes žinau, kad kiti daro kitaip. Jeigu tai yra terapeutas, kurio ieškau, man iš tikrųjų yra labai svarbu, kad jisai turėtų patirties, nes man jau daug metų. Man tikrai neįdomu pas 26 metų terapeutą nueiti, ne dėl to, kad jisai kažko nemoka, aš tikrai žinau, kad jisai gali padėti, bet aš renkuosi pagal save. Aš norėčiau, kad tai žmogus turėtų ir gyvenimišką istoriją, ne tik tai profesinę kompetencijų prasme. Tai man tas yra labai svarbu. Ar tam žmogui 60 metų ar 40, man jau nėra labai didelis skirtumas. Tada antras dalykas, aš visada apie tą žmogų žiūriu. Aš klausau, jeigu jisai turi jo įrašų. Aš skaitau jo postus, jeigu jisai turi. Aš prieš užsirašydama, jeigu tai yra tikrai nepažįstamas žmogus, ką aš dažniausiai ir renkuosi ne iš pažįstamų tarpo, tai man labai svarbu, kokią žinutę jisai teikia, nes jų yra visokių tų terapeutų. Ir man turi viduj atliepti, kad kartais aš klausau ir galvoju, blemba, kalba mano žodžiai, žinai, man tai paliečia čia, galvoju, aš nueisiu, va 10 sesijų, aš einu pas jį. Ir tai net nebūtinai turi būti geštalto terapeutai. Man tiesiog užkabino tas žmogus, tas jo komunikacija, jo patirtis, kaip jisai mato. Ir aš einu tada, va taip, daugiausia renkuosi, va tie du kriterijai yra. Daugiau aš nežinau, esu bandžius eiti pas biškį pažįstamą, man labai nepasisekė ir išgyvenau labai sunkius jausmus, nes labai gėda buvo. Tiesiog nejutau aš to terapeuto, man atrodo, kad ir jis neturi kontakto su manim, o kadangi aš jį biškį pažįstu, man gėda buvo pasakyti, kad aš nebenoriu. Ir aš kankinausi, nežinau kiek laiko, kol vieną kartą atlėkiau ir sakau,
Šiandien aš paskutinį kartą atėjau, net labas nepasakiau. Aš net nebežinojau, kaip sulaikyti tą vidinį įtampą ir konfliktą vidinį, kad aš einu prieš savo valią. Ir turėjau iš karto, aš neturėjau resursų taip ramiai iškvėpuoti ir šnekėti. Užtat, kai pas mane ateina, aš visada sakau, pirmi 3 kartai mes tikrinkimės. Viskas yra ok ir tau, ir man, jeigu mes nenorėsim arba vienas, arba kitas. Nes gali būti, kad ir aš matau, kad, negaliu padėti tam klientui. Matau, aišku, mes nediagnozuojam, betgi aš matau sutrikimą tą, kad reikia ir psichiatro. Aš galiu patarti, duoti rekomendacijas, kur aš matyčiau, kad turėtų eiti. Ir tada sakau, gal einam kartu ir su manim, bet ir su tuo žmogum. O kartais aš matau, nežinau, kad aš negaliu padėti tam žmogui. Ir kartais turiu resursų žiūrėti, ar tai yra apie mane, ar apie tą žmogų. O kartais aš esu žmogus. Aš kartais net neturiu nei smalsumo, nei resursų. Ir aš turiu, ko nedarydavau anksčiau, aš dabar leidžiu savo, nes aš suprantu, kad aš nuo to netapsiu blogesnė. Nei specialistė, nei kaip žmogus, aš neprisiemu tos kaltės, kad va, kokia čia aš bloga, nei tos gėdos man nebėra. Ir tiesiog tai yra žmogus. Žmogus, net ir terapeutas yra žmogus. Čia labai geras tavo pastebėjimas, nes tikrai būna momentų, kai atrodo, socialiniai, kaip čia erdvėje, ar ne, pasirodo tokių pasidalinimų, kad va, kaip pasielgia vienaip ar kitaip, ar ne, specialistas, bet realiai tai yra žmogus, tas pats žmogus, kuris tiesiog turi daugiau patirties, žinių, ar ne, va, psichologijos srityje. Taip. Man atrodo, kad užstrigo ryšys. Tuoj pasitikrinam, kas čia vyks. Viskas ok? Bet tu man dabar be garso. Ugne, tu man dabar be garso. Specialistą galima ir normalu yra pasitikrinti ir pasižiūrėti ir pasiklausyti, ar ne, apie jį ir viskas yra tvarkoj. Kitas dalykas, kad galima keisti ir po 3 susitikimų, ir po 5, ir po 10, ir tai yra normalu. Ir dar kažkaip noris irgi taip nuo savęs pasakyti, kad aš su vienu specialistu tikslus turiu kažkokius išsikėlus ir su juo juos įgyvendinu ir paskui vėl keičiu ir vėl keičiu. Ta prasme, kad mes esam visi specialistai, skirtingose dar srityse specializuojamės, stiprybės kažkokios turim. Tai testuoti, nebijoti, kad jau ateisiu, netiks ir viskas čia įsipareigoju. Ne, tiesiog. Labai gera tavo pastaba ir, pavyzdžiui, iš tikrųjų skirtingais gyvenimo etapais yra skirtingi sunkumai ir eini pas skirtingos krypties terapeutą, nes jeigu tau reikia dirbti su mąstymo klaidom, su labai ribotais įsitikinimais, aš gal netgi ir pasakyčiau, kad iš karto, arba su labai dideliu nerimo sutrikimu, jau tokiu, kur galima tikrai vadinti nerimo sutrikimu, ne kažkokiais tai priepoliais nerimo ar panikos viena kita ataka, tai tikrai keliauti reikia tenai, kur specializuojasi kognityvinė elgesio terapija ir netgi psichiatrai. Pirmiausia, kai sako, tau reikės ir terapijos, iš karto esant nerimo sutrikimams, dažniausiai sako, kreipkis į kognityvinę elgesio terapiją, jinai greičiau tau padės. Bet jeigu tas nerimas yra iš uždrausto savęs, tai tu gali mokytis, kiek nori tų pratimų, taip kaip ir būna su perdegimu. Žmonės atgauna jau kažkiek jėgų, jie žino, ką reikia daryti, jie pradeda atlikinėti kokias tai kvėpavimo praktikas, užsirašo, praeina mindfulness mokymus ir ką, nueina dirbti, nes jau pilni jėgų. Ir jeigu neišmoko
išlaikyti savo ryšio su savim, jie vėl perdega. Tai šiuo atveju kognityvinė duoda instrumentus labai gerus tvarkytis, bet jeigu aš matau, kad čia yra susijęs su mano negebėjimu išlaikyti vertės savo akise ilgesnį laiką, būti su savim, remtis savo jausmais, poreikiais, matyti prasme gyvenime, ne susitapatinti su kažkokia viena prasme, bet tiesiog pilnai matyti prasme. Tai verta eiti ir geštaltą, ir į kitas humanistinę logoterapiją, kuri yra apie prasmės paieškas. Labai daug šiuo metu yra krypčių. Taip. Nu, vat, ačiū tau labai. Žiūrėk, dar labai noriu tokį žodį perfekcionizmas truputį įmesti mūsų pokalbį, įmesti, nežinau. Gal galėtum irgi tai pakomentuoti iš gestaltinės perspektyvos, nes, nu vėlgi, aš matau ir tyrimus, jeigu žiūrint ar ne, tai tie, kurie perdega, labai didžiąją dalim turi perfekcionistinių, nu, labai išreikštų savybių. Jo, ką su perfekcionizmu daro gestaltas? Ar nieko nedaro? Kaip dirbi su tuo? Šiaip su perfekcionizmu nieko nedarom, mes vėl grąžinam žmogų prie jo savasties. Ir aišku, man tai labai artima tema, nes pusę gyvenimo nugyvenau taip ir atrodė, kaip aš dabar sakau, kas tas perfekcionistas, man dabar taip atrodo, kad tai yra lošėjas, kuris ant vienos kortos stato visą savo gyvenimą. Tai yra, jeigu aš netitiksiu to lūkesčio, aš tapsiu niekuo. Viskas. Mane šitam gyvenime nėra. Tik tas vaidmuo mano leidžia man turėti teisę būti tarp žmonių vertingų. Ir čia ta korta yra pražūtinga. Jinai, aišku, vėlgi tas vaidmuo, jisai yra iš pažeistos savivertės, lygiai taip pat kaip ir pažeminta, čia yra užaukštinta savivertė. Ir tai yra tas nesibaigiantis bėgimas link dar geresnio, dar idealesnio, net ne geresnio. Ir tiesiog su atodusiu žiūriu ir kaip daug šiandieniniai visuomeniai, iš tikrųjų galbūt mano kartos žmonių buvo mažiau tų perfekcionistų. Ir kai klausia manęs, o kam lengviau yra gyvenime sveikti, tą stiprinti savivertę, ar per žemą turintiems, ar užaukštintą, tai iš tikrųjų lengviau yra per žemą turintiems, tiems gelbėtojams, tiems, kurie nesvarbus niekam, jie yra labai jautrus. Ir jiems grįžti į save yra lengviau, nes jie turi jautrumo, jie turi jausmų. O su užaukštinta savivertė žmonėms sunkiau yra, nes jų įdas ta zona, kur yra gyvenimas tikras, jinai yra užblokuota, ryšio visiškai nėra. Ir jeigu sveikam kontakto cikle yra impulsą, aš kažkokį jaučiu ar ne čia ir dabar, tada aš suvokiu savo poreikį, tada aš renkuosi kokį veiksmą, atsaką darysiu, tai perfekcionistas to niekaip negali daryti. Jisai neturi to natūralaus ciklo. Jisai tiesiog turi savo įsivaizdavimą, pagal jį eina pareiga jo kažkokia, ką jis privalo padaryti, tada yra kažkoks tai jo darbas, tas, kuris turi taip ir būti padarytas, tada yra vertinimas, labai stiprus, visada galėjau geriau, susimoviau, jie neturi klaidų, jie nedaro klaidų perfekcionistai, jie iš karto tampa klaida, jie iš karto tampa niekuo. Ir tada terapijoje mes grąžinam, bet žiūrėk, tu sakai viską, susimoviau, kokią gėdą, geriau nebegyventi. Kažkokia
ataskaitoje klaidą padarius. Nesvarbu, kad ten generalinis žiūri tą ataskaitą. Tai kaip tu tapai niekuo, sakau. Tai tu jau nebesi nei mama, nebemoki nei skaičiuoti, nei rašyti. Kas tas niekuo? Papasakok, va, ką reiškia būti niekuo. Kad žmogus suvoktų, kad jis tik klaidą padarė ir mokytųsi be rezultato, nes perfekcionistui nėra prasmės kažką daryti, jeigu nėra aukšto, nu, ta prasme, jeigu nesitikiu aukšto rezultato, tai nėra kam čia daryti. Ir jeigu jam reikia pasirinkti, ar vakare su draugais nuvažiuos į baseinus, pirtis, kurių nematė seniausiai, ar perskaitys dar vieną knygą, nu, ne knygą, dabar jau perfekcionistai knygų beveik neskaito, audio klauso ir kūnui duoda tipo naudos, pasivaikščiosiu, aš ir taip moku pailsėti. Aš, sako, užsidedu kokį nors motyvuojantį podcastą arba naują iššūkį knygą ar naują kalbą užsienio ir aš išeinu vaikščioti pusę valandos. Bet, sako, tu nebūni kūne. Tavo ryšys su kūnu, nu, kokiu būdu jisai gali susilieti. Tu tiesiog treniruoji kūną savo ir smegenį savo. O kur esi tu? Tai perfekcionistas niekada nesirinks pasimėgauti, nes jis net nežino, ką reiškia mėgautis. Jo šlovės akimirka yra trumpa, kai jį įvertina, kai jisai turi tai, pagal ką jis įsivaizduoja, jį vertins pasaulis, už ką jį mylės. O viduj yra begalinis menkumo ir tuštumos jausmas, nes ten nėra jausmų. Yra tik tai gėda, pyktis, kaltė, ką jie atpažįsta. Na gerai, ačiū už tai. Na ir viskas, noriu paskutinį klausimą tau užduoti, dėl to, kad laikas ištirpo, bet noriu dar būtinai paklausti apie konfluenciją. Čia toksai terminas geštalte, kuris geštaltui yra būdingas, kitose terapijose, gal kažkur irgi yra naudojama, bet mano tose, kur aš esu, daugiau niekur mes taip jo nenaudojam. Ir kaip atrodo konfluencija pačiam perdegime, kaip tu matai. Ir man labai būtų gal svarbu, kad tu galėtum papasakot mum, kuo jis skiriasi nuo galėjimo, nu, tokio prisitaikyti, ar ne, jeigu skiriasi ir, nu, vat, kaip, jo, tai apie pačią konfluenciją. Perdegime konfluencija yra paprasčiausias žodis, susiliejimas. Kai aš susilieju galbūt su prasme ir kartais, man atrodo, geriau gyvenime nejausti jokios prasmės, nei sakyti, čia mano misija, čia mano visa gyvenimo prasmė yra tas projektas, ta mano karjera. Ir tai aš susilieju galbūt su prasme, galbūt susilieju su kitų žmonių poreikiais. Ir aš, kadangi net pažįstu savo, tai aš ir gyvenu ne savo gyvenimą. Tai yra susilieju, su kuo dar aš galiu susilieti. Aš galiu atpažinti savo poreikius ir vis tiek susilieti su kito žmogaus lūkesčiais. Aš susilieju su kito žmogaus emocijomis, tam tikrais atvejais, ypač gelbėtojai. Aš negaliu daryti to, nes kitam žmogui bus liūdna be manęs. Aš turėjau su draugais važiuoti ten ir ten, bet man darbe pasakė, be tavęs mes niekai. Mums šokas, tu būtinai savaitgalį turėt važiuoti dirbti. Tai jeigu perfekcionistą skatintų atvažiuoti ir mesti draugus, jo ambicija, jo išpūstas ego, tai yra, o koks aš svarbus, tai tas gelbėtojas dėl to, kad, nu, jo poreikis nesvarbus ir nes kitas žmogus liūdės, jiems sunku be manęs bus. Tai yra vaikystėje, tikėtina, tas žmogus. Buvo jam užkrauta našta rūpintis kitais, kai jis pats dar rūpešio poreikis didžiulis buvo. Juo dar turėjo rūpintis. Ir jis taip išmoko, kad jis nesvarbu kaip jis.
tie žmonės liūdės, tie žmonės išgyvens, jiems bus bloga be manęs. Ir jisai lekia ten. Tai va tai ir yra susiliejimas, kai aš neturiu ribos tarp savo poreikių, pirmiausia, ir ne savo poreikių, ir tada neturiu ribos ir su kitais žmonėm neturiu galimybę sakyti. Nes mano išmoktas vaidmuo sako, mano išlikimo, išgyvenimo strategija, mano sutarties slaptos su pasauliu punktas sako tą patį. Tu būsi svarbus ir reikšmingas tik tada, kai kitų poreikiai tau bus svarbiausi, kai atitiksi kitų lūkesčius, o perfekcionistas dar ir savo lūkesčius kažkokius savo vis didina. Tai apie susiliejimą trumpai yra tiek. Nuostabu, nuostabu. Ačiū, kad tu taip papasakojai. Man atrodo, žinai, vat, šiandienos visas pokalbis itin vertingas tuo, kad tu per istorijas, per labai konkrečius pavyzdžius ėjai. Ir jau gydantis toks, aš manau, kad poveikis yra tada, kai aš galiu tame atpažinti save. Ir jeigu jau atpažinau, tai aš tada jau galiu kažkokį žingsnį pradėti daryti, ar pas terapeutą kreiptis, ar kažką savom jėgom bandyti daryti, bet nu, galiu, jau kažkas tai gali susikurti tos energijos, bent krislelis kažkokiam tam žingsniui. Tai ačiū už tą išmintį, ačiū už tavo patirtį, ačiū už žinias ir ačiū už tokį atvirą, tą tokį dalinimąsi. Na, tai yra be galo vertinga. Tai dėkoju, Danguolė. Ir nežinau, galbūt dar paskutinis žodis tavo, ar ne? Gal kažką norėtum palinkėti, ar kažką dar pasakyti žmonėm. Na ir tokiu būdu mes jau ir atsisveikinsime. Ačiū labai, Ugnė, kad pirmiausia kvietėjai ir leidai pasidalinti savo patirtim. O tiems, kurie klauso, galbūt norėčiau vienu į vieną, va tokį, pabandykit, kad ir dabar įsivardint, ką jaučiat savo kūne, arba pabandykit išsirašyti, kokiose srityse gyvenime aš jaučiuosi gyvas. Gyvas reiškia adekvačiai šiam momentui jaučiu, suvokiu savo poreikį. Jeigu jaučiat kažkokį labai stiprų jausmą, vieną ar emociją kažkokią, kur aš ją jaučiu kūne, pabūkit, pakvėpuokit, arba paprasčiausiai po to įrašo nors minutėj užsimerkit, pajauskit kūną ir pakvėpuokit. O kaip aš kvėpuoju? Būkit smalsūs savo. Iki. Taip, nuostabu, einam į praktiką ir iki kitų susitikimų viso.